Vaido kovo 8-osios rytas jau 12 metų iš eilės prasideda sveikinant moteris. Ne šiaip vienos kitos moters pasveikinimai. Jis neša gėles net 76 moterims. Pastate suskaičiavau dabar 70 berods ar 6 ar 7 moteris. Tai vaikščiosit ir pats dalinsit, taip? Taip. Ir taip jau 12 metų. Kai pradėjau dovanoti, tai dar nebuvo čia tokio, atėjo, padovanojo, bet kai tapo tradicija, tai dabar moteris beveik visą laiką laukia. Ir visą laiką, jeigu tik tai suvėluoji, ten po pietų jau nešioju gėles, tai galvojom, jau negausim iš savininko. Laukiant grįžtančių pavasario spalvų, norisi ir gėlių puokščių, pačių ryškiausių spalvų. Šiais metais labai gėlės iš tikrųjų buvo labai ryškios spalvos, ypač violetinė spalva pagal užsakymus. Ir eina puokštelės kelių rūšių. Violetinė, geltona, rūžava, oranžinė. Tiesiog perka visokių tokių labai įdomių spalvingų puokštelių šiais metais. Bėga, lekia, skuba, daug dirba mūsų vyrai ir kartais pamiršta. Klientų istorija buvo toks momentas, kad užsisakė gėlės ir tiesiog pamiršo. Ir aš turėjau pati skambinti vakare, kovo 8 dienai, paliko mano visą didžiulį užsakymą ir aš priminiau ir atvyko ir sako, ačiū, kad jūs man priminėt, nes per tos darbus visus pamiršo savo pasveikinti mylimą uošvienę. Nieko tokio, geriau vėliau nei niekada. Moteris, būkite tolerantiškos ypač vyrams. tą dieną būkite laimingos ir kiekvieną dieną, aišku, būkite laimingos ir sveikos. Lietuvoje kovo 8 atmintina diena, švenčiama kaip tarptautinė moterų solidarumo diena.